Sveiki, aš esu žurnalistas Tomas Loibo, su manimi olimpietis, buriuotojas Juozas Bernotas. Ir Juozas mums papasakos apie olimpinę sporto šaką buriavimą. Beje, ir buriavimą, ir visas kitas olimpinės sporto šakas galite stebėti Vilniuje prie Baltojo tilto esančioje fanų zonoje. Tai Juozas jau surinko burlentę. Užtruko kažkiek laiko, ar ne? Na taip, viską sudėti į vietas užtrunka, reikia prisukti nemažai varžtų, suverti virves, sudėti tai, bet 15 minučių ir viską galima pasiruošti. Pagrindinė permaina ir naujovė šiemet olimpinėse tai, kad atsirado prie burlenčių šitas sparnas, ar ne? Kokia jo esmė? Taip, šis sparnas iškelia visą burlentę, buria lentą ir sportininką virš vandens ir tai padeda pasiekti didesnį plaukimo greitį, didesnį vidutinį greitį. Na ir tas sportas tapo daug dinamiškesnis, įdomesnis tiek patiems sportininkams, tiek žiūrovam, viskas skrenda, vyksta greitai, plaukimų laikas sutrumpėjo ir turim dabar 3 disciplinas, kurias plaukiam, tai yra slalomas, kurs reisas ir maratonas. Kokia esmė olimpinių taisyklių ir ką žmonėms atkreipdėmėsi? Sportininkai startuoja visi vienu metu ir tikslas yra aplenkti savo varžovus ir greičiau už kitus įveikti distanciją. Kaip skaičiuojasi viskas? Ten yra baudos taškai ir kaip visą tai paprastai paaiškinti? Už plaukimą pirmas sportininkas atplaukęs gauna 1 baudos tašką, antras 2 taškus, trečias 3 ir taip toliau. Ir tikslas yra per visus plaukimus surinkti kuo mažiau baudos taškų. O čia ne bet kas, čia yra burlaivis, ne burlentė. Taip, tai yra burlaivis, tai yra Ilka 6 klasės laivas. Moterys plaukia su Ilka 6, tai yra 6 kvadratų burė. Vyrai plaukia su Ilka 7, jie turi kvadratų didesnę burę 7 kvadratų. Tai yra laivas, jisai vairuojamas su vairu. Burė valdoma su šotais, tai yra rankoje laiko virvę ir burė priklausomai nuo plaukimo, nuo kurso, nuo situacijos gali pritraukti ir atleisti. Na ir varžosi visi kartu. Tikslas yra apiplaukti distanciją nurodytą ir aplenkti savo varžovų. Finišavęs pirmas sportininkas gauna 1 baudos tašką, antras 2 ir taip toliau. Tai varžybų tikslas yra surinkti kuo mažiau šių baudos taškų per visus numatytus plaukimus. Tai dabar stojas. Dabar tu stok ant lentos, aš tave nustumsiu šiek tiek toliau nuo kranto. Dabar jinai su vandeniu. Taip, dabar jau bus sunkiau. Buriavimas yra daug sunkiau nei atrodo, ypač tiems, kas tik tai pradeda. O buriavimą ir visas kitas olimpinės sporto šakas galite stebėti Vilniuje prie Baltojo tilto fanų zonoje.